Ok, šitoj pamokoj mes dabar dėksime patį Laravelą. Ok, varom dabar į kompiuterį ir pasižiūrėsim, kaip mano... Tiksliai, kai instaliuojam Xampp, tai jo kelias yra toksai vat. Įprastai C diskas ir iš karto jo katalogas. Ok, kad mes galėtumėm instaliuoti patį Laravelą ir daryti daugumą dalykų dirbdami su Laravelu, mes, kaip aš jau praeitoj ankstesniai pamokoje minėjau, dirbsime per konsolę, per Composer. Ir vienu žodžiu, kad jį mes galėtumėm gauti, tai mes turim, aišku, suvedus čia į Google paiešką, jį išmes ir galim jį parsisiųsti. Windows'ose mes jį instaliuojam ir jį galim mes pasileisti per CMD. Command prompt. Ok. Tai kai jis yra instaliuotas, galim instaliuoti patį Laravelą. Šiaip visa dokumentacija, kaip instaliuoti ir panašiai, yra išdėstyta pačiam Laravelo oficialiam tinklalapy puslapyje, bet aš dabar visą tai padarysiu pats savo jėgom. Ok, tai dabar šiuo metu, kaip matom per konsolę, kad aš esu users info ir man dabar reikia, kaip minėjau, grįžti į šį katalogą, nes aš jame Xamp'e visą tai ir darysiu. Tai, ok, tai dabar cd, ok, esam pačiam dabar dir katalogą. Ir dabar mums reikia nueiti į šitą Xampp. Ok, tai dabar cd Xampp. Jo, ir kur svetainės yra visos laikomos, tai yra htdocs. Ok, esam dabar pačiam htdocs katalogą. Dabar dir, kiek pasižiūrėsim, yra 3 katalogai. Tai vienas sisteminis grįžti į šitą, į patį pagrindinį C diską arba vienu katalogu atgal ir test katalogas. Toj pasižiūrėsim, ar viskas taip ir yra. Jo, matom čia vieną katalogą ir dar vieną tašką ir 2 taškus. Jie visados yra failų sistemose, kurie nėra matomi kaip įprastai žmonėm, bet per konsolę dirbant arba per FTP tai dažnai galim pamatyti. Tai kaip ir viskas tvarkoja. Ok, tai dabar instaliuosim patį Laravelą. Tai ką, kreipiamės į patį komposerį. Kiek atsimenu, create project ir sukuriam, sakykime, Laravel, kad būtų, kaip pasakyti, lengviau atskirti nuo visų ten test katalogų. Užvadinam taip pat, kad tai bus Laravel projektų pavadinimas. Ok, ir dabar, kiek atsimenu, mes turim prefer užrašyti. Disk. Ok, tuoj patikrinu, ar viskas. Composer, create project, Laravel, prefer disk. Ok, spaudžiu enter, žiūrim, kas vyks.
pasirodo, kad aš jau komposterį sudėgęs seniau negu 60 dienų, bet pasirodo viskas veikia. Liuks. Ok. Tegul kraunasi. Matom, kad dar juda viskas. Tai darbai reiškias nepabaigti. Liuks. Be to, komposteris yra labai dažnai naudojamas, sakykime, jeigu mes naudojam kokius Pacero bibliotekas, kitų mokėjimų, arba, sakykime, pasiunčiam kitų skriptus, tai komposteris labai praverčia, kad kai mes galim atnaujinti tuos ne mūsų rašytus skriptus, kodus, komposteris visą tai padeda. Čia tas pats, kaip WordPress'e nueiti į plugins ir tu matai pluginų sąrašą ir ten gali išsirinkti, ką nori atnaujinti. Tai šičia tas pats variantas, tik tais per konsolę. Jo, dabar instaliuoja, tegul viskas vyksta. Ko gero pas mane internetas šičia Londone ganėtinai lėtesnis negu Lietuvoje ir pas jumis tai vyktų žymiai greičiau. Na, dėja tenka laukti šiuo momentu. Šiaip patį dar Laravelą, kiek žiūrėjau, dauguma instaliuoja irgi per komposterį. Teoriškai yra įmanoma įsinstaliuoti pačiam rankiniu būdu, bet labai po to tampa problematiška ateičiai, kai reikia dirbti perduodant duomenis ir komposteris visą tai atlieka už mus ir labai paprasta dirbti. Tai šitą be komposterio geriau nedirbti, nebent esam jau pažengę ir tikrai jau žinom, ką darom ir sugebėsim be jo išsiversti. Pasižiūrim, ar kas vyksta. Atsirado naujas katalogas ir Laravelo sisteminiai PHP ir visi kiti failai. Tai reiškia, viskas vyksta. Ir užsibaigė. Liuks. Tai dabar užsikursime Xampą. Kas čia nutiko? Vat. Bene ne tą išsikėliau aš. Tuoj susirasiu Xampą. Jo, ko gero ne tą išsikėliau aš. Pasileisiu. My Apache. Ir kitus servisus pasileiskim.
tiksliai, pas manegi instaliuotas Skype'as nėra, tai nesipjaus, nes dažniausiai Apache'as, ai čia prašau mane instaliuoti. Gavo nori. Nu, leisk. Šitam leisk. Tegul viskas normaliai tvarkoja vyksta. Ok, žalia yra. Ok, ir varom į patį dabar local hostą. Ir katalogas, kurį mes užvadinom Laravel, jo. Vėl, varom į public. Valio, mūsų Laravelas ką tik instaliuotas. Ok, tai ši pamoka kaip ir baigta.